Sveika atvykus. Kaip tau sekėsi keliauti? Puikiai. Sveiki ir jūs, visi susirinkę į antrąjį Lietuvos istorijoje rengiamą lietuvių gestų kalbos vertėjų konkursą. Mane neprailgo. Šiandieną mūsų šventė bus verčiama į gestų kalbą bei pažodiniu vertimu kalkę. Šiandieną taip pat jūsų laukia nuostabi kelionė, tad susikraukime lagaminus ir keliaukime kartu. Dėl metų gestų kalbos vertėjo titulo varžysis 11 lietuvių gestų kalbos vertėjų iš visos Lietuvos. Konkursas vyks 3 etapais. Po kiekvieno etapo liks vis mažiau besivaržančių dalyvių, kol finale liks tik 3 patys stipriausi vertėjai. Nuoširdžiai dėkojame kelionių organizatoriui Gulliverio kelionės, kuris įsteigė pagrindinį šio konkurso prizą kelionę į vieną iš Vidurio Europos šalių. O šį prizą laimės konkurso dalyvė, kuri bus tituluota metų gestų kalbos vertėjo titulu. Šiandieną, kaip ir praeitais metais, jūs taip pat turėsite galimybę išrinkti savo publikos numylėtinę. Ateidami gavote lapelius, į kuriuos pertraukos metu galėsite įrašyti savo mylimiausios vertėjos numerį. O savo balsus galėsite atiduoti foje esančioje urnoje pertraukos metu. Taigi, mūsų šiandieninėje kelionėje taip pat dalyvauja šie garbūs svečiai. Lietuvos kurčiųjų draugijų nariai bei vertėjai iš visų didžiųjų Lietuvos miestų. Paplokite. Renginio globėja Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, atstovaujanti padėjėja Lina Jurgelaitė. Asociacijos Lietuvos kurčiųjų draugija prezidentė Roma Klečkovskaja. Taip pat laukiame dar vienos keliautojas Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Genovaitė Paliušienė. Bei to paties departamento skyriaus vedėjos pavaduotoja Aušra Puskunikienė. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė aplinkos komiteto pirmininkė Jolanta Griguzienė. Šiaulių rajono socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė. Kurčiųjų reabilitacijos centrų bei gestų kalbos vertėjų centrų vadovai. Pakviesti šio konkurso organizatorius, tai būtų Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorių Ramūną Maciulevičių, taip pat viešosios įstaigos surdologijos centro vadovė Nijolė Krasnauskienė bei Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė. Mielieji, tikrai džiugu matyti visus susirinkusius kurčiųjų bendruomenės atstovus viename rate kartu su gestų kalbos vertėjais ir skambiai vadinamas, šiandien pavadintas konkursas, tegul būna mūsų ne vien tik tai
varžytuvės, tegul tai būna mūsų bendra šventė, kurioje mes galėtumėm kartu pabendrauti, pasidalinti savo įspūdžiais, problemomis, na ir tai sąlygotų tolesnį mūsų problemų sprendimą ir būtų tam tikras draugystės vėlgi atitinkamas laikas. Šiandien taip pat reiktų padėkoti asociacijai, kuri šiuo atveju ir įgaliojo organizuoti šitą konkursą ir perduoti mikrofoną taip pat aš ir taip pat neužmiršti turėčiau ir organizavimo partnerės viešosios įstaigos Sudologijos centro, kurio direktorė irgi yra greta manęs. Labai diena, malonu lankytis Saulės mieste ir matyti susirinkusius daugumą ir pažįstamų veidų. Ir noriu pirmiausia kreiptis į žiūrovus. Vertėjams, konkursantėms linkėjimus paliksiu paskiausiai. Žiūrovams linkiu gerų emocijų. Ir žinoma, netinginiauti, palaikyti savo mylimus vertėjus. Vertinimo komisijai linkėčiau atsakingo ir rimto darbo. Na, o vertėjams, kadangi konkursas taip ir vadinasi, gestai vertėjų rankose, tie gestai vertėjų rankose visada žydi ir būna plastiški. Sėkmės mums visiems ir gražios šventės. Ačiū. Labą dieną visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad jūs radot laiko atvykti į šią šventę, kad jūs apdovanojat mus savo dėmesiu ir vertėjos labai jaudinasi ir taip pat siūlyčiau jas palaikyti. Ir trumpai norėčiau pasakyti, kaip kilo šitas konkursas. Šios idėjos autorė tai yra Uljana Petraitienė. Tai labai aktyvus žmogus, kuris turėdamas gerą idėją pasiūlė suorganizuoti šį konkursą. Pati Uljana negalėjo atvykti šiandien dėl labai rimtų priežasčių ir aš norėčiau perskaityti jos sveikinimą šiam konkursui. Gerbiami Lietuvos gestų kalbos vertėjų konkurso dalyviai, svečiai, vertinimo ir organizacijos komiteto nariai. Nuoširdžiai sveikinu visus gražaus sambūrio proga. Mieli vertėjai, visada žinokite, kad esate ypatingos profesijos atstovai, kurie pirmieji neša žinią, suvokimą, supratimą ir atveriate bendravimo duris klausos sutrikimą turinčiam žmogui. Būkite atidūs darbui ir jautrūs žmogui, žingeidūs pasauliui ir pažinimui, siekite gražių santykių ir sėkmingo bendradarbiavimo tarpusavyje ir su visais. Pasirinkdami šią profesiją, jūs tapote kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenės dalimi, tad būkite visada verti jos pagarbos. Jūsų išdalinta meilė ir energija, patikėkite, grįš su kaupu. Šiam renginiui linkiu žaismingumo, lengvumo, šiltų emocijų ir spinduliuojančios energijos. Mintimis ir širdimis su jumis Uljana Petraitienė. Taip, kad aš ir tikiu, kad laikas yra labai. Padėkokime mūsų organizatoriams dar kartą. Na, o dabar atėjo laikas pristatyti mūsų puikiąją konkurso komisiją, kuri šiandieną vertins mūsų šauniuosius dalyvius 10-balėje sistemoje nuo 1 iki 10. Taigi, komisijos nariai. Auksė Šiautkulienė, Šiaulių kurčiųjų organizacijos atstovė. Ramūnė Leonavičienė, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos atstovė. Vida Ekspertienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovė. Tomas Ivanauskas, Vilniaus kolegijos rektorius. Ir Vytautas Pivoras, viešosios įstaigos Surdologijos centro atstovas. Paplokime komisijai dar kartą.
skelbiame konkurso pradžią. Pirmoji užduotis bus dalyvių prisistatymas ir namų darbas. Taigi, namų darbo užduočiai dalyviai galėjo pasirinkti atlikti dainą, eilėraštį, anekdotą arba vaidinimą. Taigi ir kviečiame į sceną pirmąją ir drąsiausią mūsų šiandienos dalyvę, Birutę Masėnaitę iš Panevėžio. Pasitikėkime. Esu gestų kalbos vertėja Birutė Masėnaitė. Panevėžio gestų kalbos vertėjų centre dirbu tik 3 metus, bet gestų kalba man yra nesvetima, nes užaugau kaip šeimoje. Esu bendraujanti veikli, tada papildomai dirbu internetinė gestų kalbos televizijoje. Na, o parašiau namų darbą, imituojamąją dainą, super vertėjas. dabar laukiame iš komisijos balų. Komisija, prašome pakelti balus. Taigi kviečiame kitą dalyvę, Dagmarą Jasevič iš Klaipėdos. Prašome pasitikti plojimais.
Dar kartą paplokime dalyviai. Taigi komisijos balai. 10, 8, 5, 8, 8. Ačiū komisijai. Na, o dabar į sceną kviečiame Olgą Bogdan iš Vilniaus. Pasitikime plojimais. Šiaip laisvalaikiu mėgstu važinėti dviračiu, vedžioti šunį po mišką, stebėti gamtą, o žiemą daryti įvairius sandorius. Šiandien padainuosiu dainą Būkim draugais Mamontovo. Ar tikrai tai tiesa, tavo širdis tyčia pilna? Argi gali tai būt, tu vėl verki vienoje? Neapykanta vėl suriša rankas, užtemdė akis. Ar galėtų kas nors prieš atleist viską pakeist? Būkim draugais, likim kartu. Ranką ištiesk, dar nevėlu. Šiandien paukščių pulkai sugrįžo namo, nes čia jiems geriau. Ir nesvarbu, kas tu toks, ar kas tu tokia, svarbu, kad esi čia.
9 ir 8. Ačiū, Olga. Sekančią dalyvę kviečiame Erika Dareškevičiūtė iš Kauno.
namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrausiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje. Nenusibrausiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje. Pati man viešpatie, nes bijau pavojų, neieškau dvasiai poilsio kūnui atgaivos. Kelionė tolima, o aš labai vėluoju, greičiau į Lietuvą, aš pasiilgau Lietuvos. Kelionė tolima, o aš labai vėluoju, greičiau į Lietuvą, aš pasiilgau Lietuvos. Greičiau į Tėviškę, į savo meilės kraštą, ten mano kryžių kalnas pridūrios dangus. Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip šventas raštas, į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu. Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip šventas raštas, į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu. Dėkojame Gita. Na ir kaip mūsų komisija įvertins šį pasirodymą? 10, 7, 8, 9 ir laukiam atsakymo 9.
Dalyvė Agnė Tvarijonaitė iš Kauno. Sveiki, esu Agnė. Dirbu Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centre. Beprotiškai mėgstu keisti plaukų spalvą. Pasižiūriu pro langą, koks metų laikas - pavasaris, žiema, vasara, ruduo. Pagal tai renkuosi atspalvį. Taip pat labai žaviuosi muzika, šokiu ir imituojamąją dainą. Ši yra man labai svarbi gyvenime. Kviečiame Raimondą Vaičeliūnienę iš Panevėžio. Pasitikite. Sveiki, aš esu Raimonda iš Panevėžio. Mano numeris 7, prašom, balsuokit. Kadangi aš mėgstu linksmą gyvenimo būdą ir anekdotus, tai aš šiandien pasakysiu visiems anekdotą apie vilką ir kiškį. Mato skelbimą.
skaito. Nemokamai daliname šautuvus. O, gerai, noriu, bet, tai sakant, man reikia atsakyti 3 klausimus. Pasirašom jas darį. Štai iškis šautuvą ir neįdėjai. Aš noriu šautuvą. Gerai, reikia atsakyti tik 3 klausimus. Ir tada nemokamai gauti šautuvą. Gerai, noriu. Antras pasaulinis karas kada buvo? 1939 metais. Gerai, šaunuolis. Kas bolševikių vadas? Leninas. Gerai. Trečias klausimas. Kiek visatoje žvaigždžių? Mokslininkai dar neištyrė, kiek jų yra. Gerai, prašau tau šautuvą. Eina kiškis patenkintas, laimingas. Sutinka vilką. O, vilkas. Ko čia turi, iš kur gavai šautuvą ir aš noriu? Ai, nemokamai. Vaikų. Miesto armija darina nemokamai, reikia 3 klausimus tik atsakyti. Ir gauni nemokamai šautuvą. Dažnai, pasakyk man atsakymus, prašau pasakyk. Na, žiūrėk, aš turiu. Pirmas. 1939. Gerai, įsivysiu. Antras. Leninas. Palauk. Jo pasimenu. Trečias. Mokslininkai dar neištyrė. Nieko dar neištyrė. Na, gerai, prisimėsiu. Eina kiškis. Leidžiasi į duris. Dar žmogus. Noriu šautuvą. Dabar, noriu šautuvą, dabar. Gerai, eina. Reikia atsakyti tik 3 klausimus. Ir gausi šautuvą nemokamai. Gerai. Kiek to metų? 1929. Kas tavo tėvas? Leninas. Tu gal kvailas? Mokslininkai dar neištyrė. Na ir kokie būtų komisijos balai? Kviečiame sekančią dalyvę Živilę Bukauskienę iš Alytaus. Sveiki, esu Živilė. Dirbu Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro Alytaus padalinyje gestų kalbos vertėja. Gestų kalbos mokiausi Vilniaus kolegijoje, kurią baigiau 2006 metais. Kurį laiką buvau įtrūkusi nuo gestų kalbos, nes sukūriau šeimą ir auginau vaikelį. Grįžusi į darbą jau metų laiko stengiuosi įsilieti į kurčiųjų bendruomenę bei tobulinti gestų kalbos žinias. Labai bijojau dalyvauti šiame konkurse, po tokios gana ilgos pertraukos. Bet norint šią baimę nugalėti, reikia su ja susidurti. Todėl ir esu čia. Mes visi dažnai kažko bijome. Todėl noriu jums padainuoti dainą. Galbūt ši daina sušildys jūsų širdis ir baimės šešėlį išnyks. Thank
šakos veikia, atvykusi iš Panevėžio Kurčiųjų reabilitacijos centro. Esu prigirdinti. Pernai baigiau kolegiją, socialinių darbuotojų pažymėjimą. Šio darbo vertėjo darbo stažas 4 metai. Pomėgiai mano knygą skaityti. Aš visus labai myliu, gerbiu, todėl skiriu savo dainą. Kviečiame sekančią dalyvę, Tomą Vanagaitę iš Kauno. Labą dieną. Mano vardas Toma, esu iš Kauno, dirbu Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre vertėja. Esu iš girdinčių šeimos, su gestų kalba susipažinau įstojus į Vilniaus kolegiją studijuoti gestų kalbos.
Esu iš mažo miestelio kilusi, pratusi prie gamtos, todėl laisvalaikio būnu gamtoje, kaime, važinėju dviračiu. Tai tiek, esu linksma, dėl to padainuosiu linksmą dainą. Komisijos balai. 10. Vytautai? 9. Ir 9. Na, o dabar kviečiame paskutinėje šio etapo dalyvę, tai būtų Pilieta Blankaitė iš Klaipėdos. Pasitikite. Esu kūrybiška asmenybė, mano hobiai tapyba ir fotografija. tą kūrybiškumą turbūt paveldėjau savo šeimos. Taigi, o gestų kalbos išmokau Vilniaus kolegijoje ir šiuo metu dirbu savo mylimame mieste Klaipėdoje jau 2 metus. Ba-ba, 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 ba-ba.
baigėme. O dabar pažiūrėkime, kas mūsų laukia toliau. Na, o toliau mūsų laukia pasirodymas. Mums pasirodys vaikai iš Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro ir jie mums padainuos dainelę mamai. Paklausykite.